laidų ciklo tikslas yra kalbėti su žmonėmis ir suprasti, kaip jie augina savyje gyvas žinias. Kaip tu esi atradusi, kada daugiausia plečiasi tavo vidus ir kaupiasi išmintis? Kažkaip tai dar mintimis nubėgau dar šiek tiek atgal į indų tradicijas išminties. Ir anksčiau ir iki šiol Indijoje yra labai įprasta ir ten, kur vertinama išmintis bendrai kaip principas, yra įprasta, kad prie kažkokio meistro žmonės tiesiog ateina pabūti. Jie dažnai neturi laiko, galimybių, nes ten galbūt šimtai sėdi šalia, neturi galimybių tiesiogiai net paklausti klausimo, bet tu vien sėdėdamas vadinamai jų erdvėje, jau tu gali pamatyti kitaip, būtent pamatyti kitaip. Tai reiškia nesuprasti kažką ir interpretuoti apie savo gyvenimą, bet realiai pradėti matyti kitaip. Ir mano gyvenime taip susidėliojo, kad buvo šalia žmonės, kurie leido patirti šitą fenomeną, apie kurį tada skaitydavau anksčiau knygose. Tai reiškia, kai tu būni šalia žmogaus, galima sakyti, jo paties neišreikštos žinios, ar per erdvę, ar per mikroniuansus, ar per subtiliausius visokius mūsų ir energetinius ir kokius tik ne instrumentus, jos tampa mano pačios dalimi intuityviai. Tai reiškia, aš būnu šalia žmogaus ir aš pradedu mąstyti kitaip, jausti kitaip, matyti kitaip. Viskas manyje pradeda keistis, transformuotis dėka to, kad tas žmogus šalia. Mes galim su to žmogum kalbėti apie absoliučiai kitą temą, bet kadangi jame yra tas pasaulio matymo būdas, kurio aš ieškau, aš galiu pradėti taip matyti. Tai man pasisekė, kad šalia manęs buvo ir yra tokie žmonės ir toks mokymasis. Tu būni šalia žmogaus, darai bet ką, darai, kad ir nesusijusius veiksmus, atrodo, nežinau, organizuojam paskaitą bendrą. To žmogaus paskaitą aš padedu organizuoti komandai. Ir aš darau paprasčiausius veiksmus, kuriuos ir daryčiau savo veiklose viešo kalbėjimo, bet kai ten tai darau, viskas, kaip aš jaučiuosi ir kaip matau žmonės, prasmes, gyvenimą ir absoliučiai kitaip, negu kad daryčiau standartiniais būdais. Tai turbūt labai siejasi, ką neuromokslai sako, kad gyvas žinojimas, gyvos žinios jos randasi per veidrodinius neuronus. Ir tai yra greičiausiai neįmanoma online, tai yra kaip yra gyva ir visais laikais buvo meistrai ir pameistriai. Ir labai įdomu tas pats mechanizmas, kaip veikia. Ir turbūt su organizacijom panašiai yra, kaip tu atėjęs į organizaciją per keletą mėnesių gali sugerti visą informaciją, kuri yra organizacijoje. Ir jeigu tu esi atviras ir esi nežinojime, nes esminė sąlyga, kad rastųsi gyvas žinojimas, turi būti tavyje nežinojimas. Ir tada tame nežinojime tu tiesiog atsitapatini nuo savo įprasto matymo ir staiga tą situaciją pamatai kitaip.